Sveiki, mano vardas Indrė, aš mokaus pop ir music specialybę pirmais metais Falmouth universitete. Šiaip labai džiaugiuosi, kad pasirinkau šitą kursą ir šitą universitetą, nes gaunu būtent tai, ko tikėjaus. Iš tikrųjų, jie moko labai plataus spektro dalykus, pradeda nuo to, kaip miksuoti savo muziką, kaip save reprezentuoti kaip atlikėją ir analizuoti kitų muzikantų veiklą ir suprast, kas yra vertinga muzika, kas nelabai. Man patinka, kad šitame universitete gali naudoti labai daug plataus spektro aparatūros. Pavyzdžiui, galima naudoti, mes turim 3 įrašų studijas, turim didžiausią mikrofonų kolekciją Anglijoje. Ir mes ją galim išsinuomoti bet kada, o nuoma vyksta taip, kad tu ateini, paprašai, ko tau reikia, jie tau duoda ir tau 48 valandas gali turėti, ir jeigu vėluoji, tik tada turi mokėti, bet gali pratęsti bet kada. Taip pat mes turim taiko būgnus, mes turim gembalą instrumentus, mes turim daugybę fortepijonų. Ir studija UK, pavyzdžiui, yra viena studija, kur tu gali naudoti apšvietimą. Mes pagrindinė vyksta Popular Music kursas Studio UK ir mes tenai turim koncertus, profesionalią aparatūrą, apšvietimą ir garsas yra tiesiog labai geras. Šitas amato pastatas, kuriame aš turiu Popular Music kursą, yra suskirstytas 3 aukštai, tai yra šokis, muzika ir teatras. Ir aišku, kiekviena specialybė turi savo studijas, bet tu jas gali naudoti bet kada ir bet kam, tik tau reikės užsibukinti. Ir gali bet kada bendradarbiauti su kitais menininkais, taip pat nebūtinai su amatos studentais. Pavyzdžiui, aš dabar groju roko grupiai ir mes sugalvom kurti videoklipą ir suradom filmo studentą, kuris mums galėtų padėti. Taip pat mums reikėjo fotosesijos, mums padėjo fotografai. Taip kad čia vyksta labai daug bendradarbiavimo tarp studentų. Šitas kampusas, Penryn kampusas, yra labai platus ir turi daugybę parkų. Turi daugybę pastatų, kuriuos galima naudoti savo saviraiškai. Biblioteka dirba 24 valandas, kurioje yra didžiulė filmų kolekcija, kurioje yra apie 200 000 filmų. Ir taip pat yra muzikos kolekcija. Aišku, daugybė knygų. Yra kompiuterių salė, kurioje dirba IT desk. Tenai žmonės tau gali padėti, jeigu tavo kompiuteris sugenda ar kažkas, bet tau net nereikia mokėti, nes tu esi studentas ir viskas tau įskaičiuota. Kampuse taip pat yra didžiulė valgykla, kurioje pirmam aukšte vyksta pietus, bet kartais vyksta ir didžiuliai koncertai, kuriuose pakviečia universitetas garsus didžėjus, vyksta labai kieti dalykai. O antrame aukšte yra baras, kuriame pirmadieniais vyksta open mic koncertai, o ketvirtadieniais yra pigesnis alkoholis, nes yra studentų naktis. Laisvalaikiu dažniausiai būnu su draugais ir mes darom vakarėlius, nes aš gyvenu universiteto kampuse, nes pirmakursiai gali ir labai rekomenduoju, jeigu įstosit. Nes galima susipažinti su daugybė žmonių, su kuriais paskui galima bendradarbiauti ir užmegzti draugystės ir tiesiog labai linksma. Taip pat einu prie jūros, kuri yra čia už poros kilometrų nuo ten, kur aš gyvenu. Ir šiaip labai graži vietovė, tiesiog vaikštau aplink ir bandau surasti naujų nematytų vietų. Ir iš tikrųjų, turbūt tai yra viena gražiausių Anglijos vietų, Cornwallis. Taip pat laisvalaikio žmonės eina į societies, kurių čia yra daugybė, pavyzdžiui, nuo tokių kaip Zombie Society iki kriketo. Labai platus spektras, ką gali rinktis. Ir šiaip universitete niekada nebūna nuobodu, nes visą laiką kažkokie renginiai, kažkokie filmai rodomi, studentai rodo savo projektus ir tiesiog negali niekada sėdėti vienoje vietoje ir nuobodžiauti. Tai va, ačiū už dėmesį.